Šiandien laidoje auksarankiai. Prekyba žmonėmis ir prievartinė prostitucija. Prievartavimai, žalojimai, siekiant įbauginti ir kiti šio žiauraus verslo ypatumai. Kuo jaunesnė, kuo, kaip sakant, nekaltesnė, tuo yra nuostabiau. O jeigu dar yra ir išvaizda gera, tai iš viso neši fantastinį pelną. Bent jau vieną savaitę tai tikrai. Įspėjame, kad laidoje rodomi vaizdai gali paveikti silpnesnių nervų žiūrovus. Nepilnamečiams rekomenduojame žiūrėti atsiklausus tėvų. Praėjusioje laidoje pradėjome temą apie priekybą žmonėmis. 70–80% priekybos žmonėmis atvejų yra moterų, mergaičių, vaikų seksualinis išnaudojimas. Atsivėrus sienoms, įstojus į ES ir įsiliejus į Šengeno erdvę, sienų kontrolė su vakarų Europa sumažėjo iki minimumo, o tuo pasinaudoti netruko organizuotos nusikaltėlių grupuotės. Nepaisant to, kad vergovė buvo panaikinta dar prieš keletą amžių, įvairiomis formomis ji išliko iki šiol ir tapo beprotiškai pelningu verslu. Skirtingi šaltiniai pateikė, kad šiandien vis dar yra nuo 27 iki 200 milijonų vergų. Pogrindžio veiklos mastus sunku nustatyti, tačiau kai kurių organizacijų skaičiavimais per metus iš Lietuvos išvežama apie 1000–1200 moterų, o tai yra maždaug 2–3 moterys per dieną. Tuo tarpu kitos su tokiais skaičiais nesutinka, tačiau pripažįsta, kad pastebimas augimas. Lietuva yra viena iš tų valstybių, kuri ir Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamento yra vertinama kaip dedanti daugiausia pastangų kovoje su prekyba žmonėmis su tuo reiškiniu. Ir aišku, skaičiai jie yra augantis, nėra taip, kad labai gąsdintų statistiką, nes vėlgi tai yra sudėtinga paskaičiuoti, nes tai yra pakankamai latentinis nusikaltimas. Bet jeigu žiūrėti statistiką, tarkim, administracinių pažeidimų, tai surašytų protokolų skaičius išaugo praėjusiais metais lyginant su 22%, tai iš viso buvo surašyta daugiau kaip 400 administracijų teisės pažeidimų protokolų, o tai yra, lyginant su 10 metais 75 protokolais daugiau. Žiūrėti iki teisminius tyrimus, tai taipogi praėjusiais metais, mano duomenim, tai yra, kriminaliniai policijai buvo vykdomi 45 teisminiai tyrimai ir 11 metais užregistruoti nauji 21. Tai tas parodo iš tiesų, kad tie, mastai ar kaip jie vis dėlto tos tendencijos yra augančios, bet dar nėra tokios grėsmingos. Centrinėje ir rytų Europoje prekyba žmonėmis turėjo sprogimo efektą šalims išsilaisvinus iš komunistinio režimo. Globalizacija vyko tiek teigiama, tiek neigiama prasme. Kalbama, kad tuo metu prekybos žmonėmis mastai buvo įspūdingi, tačiau patvirtinti to skaičiais negalima. Moterų verbavimas ir įtraukimas į pinkles skiriasi. Vėlgi 90-ųjų dekadoje, tarkim, centrinėje rytų Europoje ir Lietuvoje, buvo labai elementarus. Masiniai pagrobimai iš diskotekų, iš įvairiausių pasilinksminimo vietų, mokyklose tiesiog einant ant gatvės. Sustodavo automobilis, išlipdavo vyrukai, užgniauždavo burną ir ta mergina ar moteris tiesiog buvo blogoj vietoj to kaip sakant, lemtingų momentui ir dingo ir niekas nežinodavo. Svarbu tik tai, kokią kainą sumokės už jį ir kiek norima sumokėti. Tai šitos grobiamos merginos jos buvo pristatinėjamos pagal klientų pageidavimus. Ir vėlgi, kai sienos atsidarė ir nekontroliavimas yra, didžiulė korupcija žmonių, kurie dirba valstybinėse institucijose, teritorinė sienų apsaugoje ir panašiai. Čia niekam nėra naujienos, kad vyksta korupciniai procesai ir susigundoma didžiuliais pinigais, kas būtent šitų kriminalinių organizacijų ir siūloma pinigais, kad užmerktų akis, nematytų ir merginos moteris būtų pravežamos. Šiuo metu gatvėmis galime vaikščioti ramiau, tačiau budrumo jausmo mūsuose kaip stigo, taip ir stinga. Tiek anksčiau, tiek ir dabar bene populiariausias verbavimo būdas, kuriuo susivilioja žmonės patenka į prekeivių žmonėmis rankas – darbo pasiūlymai užsienyje. Nerealūs pinigai už jokių įgūdžių, dažnai net ir užsienio kalbos nereikalaujantį darbą. Kai kuriems mūsų tautiečiams kažkodėl atrodo normalu. Deja, žadėti aukso kalnai
kartais virsta ilgai trunkančią kelionę namo pėsčiomis. Merginos dažniausiai priviliojamos į neegzistuojančius arba modelių agentūrų darbą imituojančius verbavimo tinklus. Vienas iš momentų, kai darbo pasiūlymų, kurie irgi labai yra priimtini jaunoms gražioms merginoms, tai būtent yra per fotomodeliavimo manekenių agentūras, kur yra verbuojami skelbimai, kad bus angliškai vadinami tie castingai, atsirinks merginas, jos nufotografuojamos ir išrenkamos, aišku, gražiausios, potencialiausios. Labai gerai, kad irgi būtų mergaitės, kurios neturi draugų, ir vyriškosios giminės, ta prasme. Ir šitos merginos tikrai labai naiviai patikė. Jeigu yra sukeltas didelis šou, ažiotažas, tai dauguma jų vėlgi šneka, kad žinai, einam kartu su drauge arba netgi tėvams nieko nesakoma, jos yra nufotografuojamos ir po to, kai atrenkama, jums pasakoma, jūs dirbsite tokiai ir tokiai modelio agentūrai, už jums viskas bus sumokėta ir už kelionę jūs gyvensite tokiems viešbučiams. Žodžiu, sukuriama fantastinė pasaka. Ir dauguma šitų jaunų merginų, prisižiūrėjusios filmo, kaip kokios yra padaromos karjeros, net nesusimasto. Ir tikrai yra daug įrodymų, kaip būtent modelių agentūros trumpalaikės, sukurtos ir užangažuojamos merginos, kai sesijos metu trupučiuką nusirenk, parodyk petį, parodyk krūtinę, reikalingas seksualumas, matei, kokias madas demonstruoja toksai ir toksai modelis, nusifotografavo šitam viršelėje visiškai nuogai. Ir galiausiai, aš nesakau, kad visos modelio agentūros, bet tos, kurių tikslas yra prekyba žmonėmis, jos galiausiai fotosesijos pabaigoje išrengia merginas ir tada tos nuotraukos yra panaudojamos šantažui. Kartais sukuriamos pseudomodelių agentūros iš tikrųjų turi keletą juos reprezentuojančių modelių, gali sau leisti suorganizuoti įspūdingų šou ar tam net įsinuomoti Times aikštę Niujorke. Tačiau po keliais brangiais blizgučiais slepiasi purvini ir tamsūs bordeliai, pilni priverstų šantažuojamų ir sekso paslaugas priverstų teikti merginų. Vėlgi, dauguma šitų merginų neatlikusios namų darbų užsiangažuoja, pakelia sparnus, o dažniausiai, kai nusėda ar kitoje Atlanto pusėje, ar, tarkime, vakarų Europoje, pasirodo, kad ten modeliavimas bus, bet kitokio profilio modeliavimas, per išskėstas kojas. Šantažas ir bauginimai, patekus į tokias vietas, eina koja kojon su alkoholiu ir narkotikais. Yra žinomi variantai, tarkim, kad kelios moteris kaip tiesiog verslo išlaidų nurašymas, kad įbauginti visas likusias, dvi moteris, tarkim, yra išmetamos iš balkono. Ir kitos yra sustatytos apačioje, kad matytų, kokios yra pasekmės, kai tu tampi kraujo blynų apačioje. Ir to užtenka. Tai yra toks trenkimas per smegenis, kai tu pamatai, tau visiškai nebesinorės bėgti. Nes tau pasakoma, tu gali būti tenai irgi viršuje užkelta. Jeigu ožiuosis, jeigu pas tave bus ragai ir nepaklusi, kas tau yra sakoma. Arba paprasčiausiai vėlgi paima perprimenama gerklė, nufilmuojama šitas, sumontuojama ir parodoma kitoms, kurios jau pakliuvusios į žabangas. Tu nori šito? Pageidausi? Nepageidauji? Tai daryk taip, kaip aš tau pasakiau. Aptarnausi tiek vyrų, valgysi tada, darysi tą ir tą, į tualetą vaikščiasi tokiu ir tokiu metu ir panašiai. Ir dauguma iš jų, vaizdiškai šnekant, susidaro grotos galvoje. Nereikalinga durų daryti. O kam? Jos jau tiek yra įbaugintos, jos yra palaužtos, dalis iš jų mato grupinius išprievartavimus, išsityčiojimus, kai yra šlapinamasi ant jų, tuštinamasi ant jų ir panašiai. Tai yra visiškas savigarbos palaužimas. Ir tu tampi kevalu. Po kažkiek tai laiko tu jau nebejauti. Ir kad
sveikų protų žmogus negalėtų išbūti tokioje stadijoje, tai aišku prisideda tada duodami narkotikai, alkoholio priemaišos ir panašiai. Ir paprasčiausiai tada esi toks funkcionuojantis gyvas vos ne lavonas, kuris daro automatiškai, robotiškai viskas, kas iš jos yra reikalaujama. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Sakote man, ar mano artimiesiams taip nenutiks? O pasitaiko ir taip, kad vieni kitus pardavinėja net draugai. Geros pažįstamus vadinami mokyklose naglesni, žulesni, jie pasidaudoja situaciją, kadangi aš esu populiarus ar populiari. Jeigu nori būti draugų, žinai, važiuojam kartu, bet aš sužinojau, skinsim apelsinus ar braškės kokio Ispanijoje, ar Portugalijoje, ar Graikijoje, ar dar panašiai. Įvairiausias rangas yra tiesiog priežasčių, kaip yra manipuliuojamos aukos ir visiškai net neįtariama, kad tai gali būti pragaras, į kurį tu faktiškai važiuoji. Ir būtent prieš vasaros atostogas, kai dauguma moksleivių ir studentų ir šiaip darbo netekusių merginų, vienišų mamų, būtent jaučia, kad jų yra šansas, kadangi reikalingas darbo jėga užsienyje, geresnis mokamas atlyginimas, dauguma jų net nesusimasto, į kokias galimas baises pinkles ir pragarą jie gali patekti. Beje, šiame versle egzistuoja dar viena taisyklė. Šviežia mėsytė yra geriausia. Bordeliuose įkalintos moterys rotuojamos tuo pačiu principu, kaip prekės prekybos centruose. Kadangi tai yra ekonominiais principais paremta veikla, moteris iš įvairiausių vadinamųjų bordelių vyksta rotacija, kad būtų atšviežintos prekės. Taip kaip parduotuvėse ir supermarketuose pakeičiama prekių vieta, kad neįprastum ir vaikščiotum daugiau po parduotuvę. Tai šičia irgi vėlgi tas pats principas yra atnaujinama, jos pervežamos į kažkokią tai kitą vietą, kitos atvežamos taip, ar vėlgi tą vadinamųjų šviežieną, kadangi jaunos merginos ir moteris yra pageidavimus. Viskas pagal klientų pageidavimus vyksta. Neseniai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje buvo suburta darbo grupė kovos su prekyba žmonėmis klausimams spręsti. Norėtųsi, aišku, kad jisai būtų žymiai glaudesnis, tas keitimasis informacija jisai vyktų žymiai aktyviau, nes teko pavažinėti man po regionus, tai tikrai išgirdau tokių pakankamai įdomių klausimų, kur aš maniau, kad jie jau neturėtų kilti. Tarkim, ir matai, kad iš tiesų yra daug dalykų primirštų, pasiskambinti, žmogiškas galų gale faktorius ir pasiklausti, jeigu tau reikia gauti kažkokią informaciją, pateikti informaciją ir tas tikrai palengvintų. Savivaldybėse bandoma, yra mūsų rekomendacija tokia iš ministerijos išėjęs kurti tas koordinacinės tarybas prekybos žmonėmis klausimus, kai kuriuose regionuose veikia, kai kuriuose jų nėra įkurtų, tai galbūt irgi apsunkina šiek tiek bendradarbiavimą įvairių žinybų šiuo klausimu. Tarp kitko, tai šiandien ten vis galima išgirsti nuomonę, kad legalizavus prostituciją, visos šios problemos išsispręstų savaime. Štai mūsų artimiausioje kaimyninėje Latvijoje prostitucija legalizuota. Ši šalis itin mėgstama skandinavų. Čia įsikūrusi pakankamai didelė dalis jų kapitalo. Šiuo metu sekso turistai plaukia čia iš įvairių kraštų. Net kai kurie studentai neslepia, ko atvyko pagal universitetų mainų programas, o kai kurie šią šalį tituluoja Baltijos Tailandu. Egzotiška šalis yra gerokai toliau nei mūsų kaimynė, tačiau servisas čia, sako, ne ką blogesnis. Пару недель начнется сезон. Через пару недель начнется сезон. Сейчас еще мало людей, очень мало. Мало иностранцев? Да, мало иностранцев. И когда тут летом улиц ночью полной, буквально летом. С рекой, это пятница, суббота, воскресенье, это самые такие хорошие дни. Можно получить в старом городе все, что сердце пожелает. Бывает, что сами за то, что ты возишь, плюс там бывает, что цена в клубе одна, они говорят, называют свою цифру, а потом уже делим на бар, делим. Но это очень востребовано, очень.
почему этим занимаются? Им нравится или из-за денег не хотят работать? Деньги. Деньги. Easy money. Что они... Это как самая все-таки старейшая профессия в мире, да, это исторически, да, и искоренить ее это невозможно никогда будет, и, в принципе, это не надо, да, что, ну... In Latvia that is not how in the where live these clients is very, very expensive. This for Latvia, for this money what is take one girl in the where clients live. There is take one girl, go to bar, take the hotel for this money. No, yes, for there is very more sex tourists. I think for every taxis have some numbers. If clients ask girls is fine, this taxis is girl. But no, of course this taxis is take money for self for this. And every hotel security is now very more numbers girls where his clients ask call and she's scam. For this too is take money. And if I want to go in the hotel, I take for street clients, and I want to go in the hotel for client numbers. I need to pay in security some 50-20 watts. Tokie epitetai sulaukė net aštrios Latvijos prezidentūros kritikos dėl neigiamo šalies įvaizdžio. Žibalo į ugnį įpylė ir 2001-aisiais švedo Polo Holenderio filmas Bye Bye Beauty. Sumokėjęs kelioms plaštakėms už interviu, jis nušviečia Latviją kaip prostitučių kraštą. Любой иностранец в Латвии оставляет очень неплохие деньги. Конечно, слава, допустим, Востока, как Таиланд, секс-туризма, конечно, может быть не особенно привлекательная, да, но это надо уже решать на государственном уровне в другом отношении, да, чтобы люди приезжали смотреть не на девушек, а на другое, да. А если у нас что? Приезжает в старый город, ну что тут есть? Одни кабаки, рестораны и девушки. И, ну, допустим, иностранцы признают, что в Латвии очень красивые девушки. На самом деле, вот они, которые особенно много путешествуют по миру, да, говорят, бесподобно красивые. Я говорю, ну, Прибалтика, это своеобразный регион, конечно, да, и это везде как бы, скажем так, по Европе славилось всегда. Да, и, ну, естественно, иногда это меня неприятно удивляет, что в основном вот такая масса вот приезжает напиваться и, грубо говоря, потрахаться, да? Ну. Beje, tendencijos tokios, kad vis labiau populiarėja moterų išnaudojimas fiktyvioms santuokoms. Damos besidairančioms į užjūrio princus. Būkite atsargios. Istorijos apie arabus ir pagrobtus vaikus tikriausiai visoms žinomos. Tačiau ar žinote, kad gali būti, jog atvykėlis iš trečiosios šalies ne tik pasinaudos jumis, kad gautų teisę gyventi Europos Sąjungoje, bet ir privers jūs dirbti prostitute? Nusikaltėliai prekybai žmonėmis vėlgi nusitaiko į tokias merginas, moteris, kurios, sakykime, turi gyvenime įvairių problemų, neturi artimųjų palaikymo, yra atsidūrusios sunkioj materialiniai, finansiniai padėti. Ir pasiūlo labai paprastą dalyką, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, važiuoti, pavyzdžiui, į Angliją ir ištekėti už kokią nors trečiosios šalies piliečio, už pakistaniečio, už indo ar panašiai. Ir moteriai paaiškinama, kad vat, tokiu būdu jinai gaus ten tam tikrą sumą pinigų, o užsienietis galės įgyti leidimą pasilikti Europos Sąjungoje. Ir kartais moterys susigundo, sakykime, tuo pasiūlymu ir išvyksta, tačiau nenumato, kokios problemos gali jos laukti, sakykime. Ir labai dažnai pasirodo, kad tas fiktyvus jaunikis turi labai realias, pavyzdžiui, skolas, pasiėmęs iš banko to laikotarpį, pavyzdžiui, kol jie yra susituokę,
arba skolingas ten savo draugam ar dar kažkam. Ir iš moters reikalauja tas skolas lygiai taip pat atiduoti. Ir neretai vėlgi jos parduodamos į viešnamius arba verčiamos aptarnauti jo draugus ir pažįstamus tam, kad tas skola būtų tiesiog panaikinta. Jauni vaikinai lygiai taip pat išnaudojami šioje srityje, tik gal kiek mažesniais mastais. Pastebimos tendencijos, kad vyrai ir vaikinai dažniausiai parduodami priverstiniam darbui, o vaikai vagystėms užsienio šalyse. Jauni vaikinai išnaudojami lygiai taip pat prostitucijai. Gal tokių atvejų Lietuvoje nėra tiek daug paplitusių kaip su moterų išnaudojimu prostitucijai, bet tai irgi egzistuoja. O vyrai gal daugiau išnaudojami priverstiniam darbam. Ir jauni vaikinai, nepilnamečiai berniukai vagystėm. Ieškoma vaikų, kurie irgi yra iš, sakykime, socialiai pažeidžiamų sluoksnių, kurie nelanko mokyklos, kurių tėvai, sakykime, nelabai juos kontroliuoja arba tiesiog nebeturi laiko jų kontroliuoti per darbus, per įvairius kitus dalykus. Ir vėlgi siūlomi tokie dalykai, kaip nuvažiuoti keliom dienom, pavyzdžiui, į Norvegiją arba į Prancūziją, tiesiog pasižiūrėti šalies. Sako, pavyzdžiui, tas, kuris verbuoja, kad, aš turiu reikalų keliom dienom ir važiuoju su mašina, galim važiuoti kartu, tu pakeliausi, pamatysi šalį ir panašiai. O nuvažiavus į užsienio šalį, vaikai yra verčiami eiti į parduotuves ir vogti iš parduotuvių. Beje, įkliuvęs prekeiviams žmonėmis į nasrus, jūs nebūtinai būsite parduotas toks, kaip stovite. Iš jūsų gali prireikti tik vieno ar kito organo. Kiek man yra žinoma, tarkim, skurdo kamuojamose šalyse, ypatingai skurdo kamuojamose šalyse, tokiose kaip Moldova, tai yra masinis fenomenas. Masinis. Žmonės važiuoja geranoriškai dėl to, kad išgyventi, atiduoda inkstus, atiduoda kepenis, įvairiausius organus, kad išliktų ar padėtų savo šeimai, aukojamasi dėl vaikų ir panašiai. Tos operacijos vėlgi daromos ne pačiose steriliausiose sąlygose ir jie gauna labai minimalų atlyginimą. Dauguma šito operacijų atliekama Turkijoje vėlgi, kur korupcijos lygis yra gan aukštas ir kontrolė nelabai. O perkama iš išsivysčiusių šalių, tarkime, Turkijoje atliekamos operacijos, mano žinomis, organai yra vežami į Izraelį ir kitas vakarų Europos šalis, kurie parduodami už 5 kartus didesnę kainą, negu kad buvo sumokėta žmogui, kuris atidavė savo organą ar šeimai jo, jeigu operacija, tarkim, pavyko taip, kad tik tai šeimos nariai gali gauti kompensaciją, nes to šeimos nario jau nepavyko išgelbėti. Tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek valstybinės institucijos sutinka, kad pagrindinės perspektyvaus verslo kryptys išlieka tos pačios – Vakarų Europa, konkrečiau Jungtinė karalystė ir Vokietija bei artimieji rytai. Lietuvės pagrinde vežamos į dvi tokias regioninės pusės. Vienas, aišku, yra Vakarų Europos rinka, Europos Sąjungoje. Londonas, miestas, kuris labai plačiai žinoma, Vokietija, Olandija, Belgija, šalis, kur yra legali prostitucija ir vėlgi įkalama šitoms užverbuotoms merginoms ir aukoms. Tu gali kreiptis ar nesikreipti į policiją, jie nieko nedarys, kadangi tai yra legalus verslas. Ir tai yra labai naivu, bet daugumai jų patikė. Jeigu tu esi prievarta laikoma ir daroma, tai aš vėlgi, tarkim, šitokiom merginom labai stipriai rekomenduočiau kreipkitės į policiją Vakarų Europos šalyse, kadangi priverstinė prostitucija, nežiūrint tai, kad prostitucija yra legalus verslas daug kur Europoje, priverstinė prostitucija yra visur nelegali. Visur. Niekas negali laikyti žmogaus prieš jos ar jo valią. Ir kita tendencija yra į artimuosius rytus.
Turkija, Izraelis, Jungtiniai Arabų Emiratai ir panašiai. Šitose šalyse problema yra, kad iš tikrųjų policija nepadės, kadangi policijoje korupcijos lygis yra fenomenalus. Labai aukštas, dauguma šitų kriminogeninių grupių jie yra susitarę ir policija informuoja, jeigu moteris pabėga ir panašiai. Tokiu atveju tada geriausia yra kreiptis į nevyriausybinės organizacijas, jeigu yra įmanoma. Ir vėlgi, jeigu jūs važiuojate darbo į tą šalis, sužinokite nevyriausybinio organizacijų, į kur galite kreiptis. Telefonus, užsirašykite, pabandykite kažkaip tai susisiekti, kad išeitų organizacija, būtų kažkoks kontaktas ir vėlgi palikite savo duomenis kiek įmanoma platesniam ratui žmonių. Specialistai perspėja, kad prieš vykstant dirbti į užsienį labai svarbu atlikti namų darbus. Patikrinkite, ar darbą siūlanti įmonė tikrai egzistuoja, kiek egzistuoja, kokie atsiliepimai apie ją. Jei tai rimta modelių agentūra, turėtų dirbti su spauda. Atvykdami į šalį praneškite apie tai ambasadai ar nevyriausybinėms organizacijoms. Šiandien tiek. Iki susitikimo kitoje laidoje.